Sveiki visi, su jumis aš Gabi. Tai bus video apie ką aš veikiau savo pirmąjį gruodžio savaitgalį. Tai yra šito dalyko diena. Čia yra mano kortelė, kada aš ten buvau. Ir dabar jūs tikriausiai laikysit mane visišką durnę. Gabi, ta prasme, kodėl tu savo savaitgalį išvaistei ir buvai mokykloj? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Visas renginys prasidėjo, kai aš 5:30 su draugiam nuėjom. Ten mus patikrino, mes užsirašėm, tada ėjom į savo kabinetus. Visas renginys buvo suskirstytas kaip ir grupelėm, buvo viena, ten kita, trečia, ketvirta grupelės. Ir mūsų grupelė vadinasi Gabi vlogai ir mes ten susirašėm, susidėjom daiktus. Atidarimas buvo 18:30, pusę valandos, kurie organizavo visą tą renginį. Mes pasižadėjom, kad mes nevartosim alkoholio ir nelaužysim mokyklos. Po to, kai vyko atidarimas, vyko socializacija. Senukai, kurie šoko, dainavo ir mokino mus šokti. Ir aš šokau su keisčiausiu senuku. Jis pasiėmė mane ir jis man visą laiką sakė, greičiau, lėčiau, greičiau, lėčiau, sukis, nesisuk, eik, stovėk. Visi galėjo šokti su kuo nori. Bet aš esu ypatinga ir nežinau, kodėl mane pasiėmė kažkoks senukas. Neskaitant to, buvo tikrai labai smagu. Po socializacijos vyko vakarienė, mes visi valgėm iš skirtingų greito maisto, užkandinių, restoranų, nežinau. Ir po to buvo laikas su koordinatoriais, tai buvo Vakarė ir Emilija. Buvo labai fainos, labai draugiškos. Mes nuėjom į savo kabinetą ir ten bendravom su savo koordinatoriais. Tada buvo LMS žaidimai ir ten buvo šiaip tiesiog visokie linksmi dalykėliai. Dabar tikrai labai smagus laikas ir ten jau buvo ne grupelėse, ne atskirai ten savuose kabinetuose, bet viskas vyko salėj. Ir tada turėjo būti miegas nuo 12, pirmąją naktį nuėjau miegot gal 5-6 valandą, nes turėjau labai daug veiklos. Šiaip reikėjo eiti miegot tikrai anksčiau, nes manęs laukė prieš akį labai sunki diena. Turėjom keltis nuo 9 iki 10, mes atsikėlėm apie 8, nuėjom išsiplovėm galvas į dušus, susidažėm viskas, pačirinom, man atrodo. Tada buvo mankšta, kurioje aš nedalyvavau. Nežinau, kodėl nedalyvavau mankštoj, galbūt todėl, kad nelabai man buvo nuotaikos ten kažką daryti. Ir ta mankšta tiesiog buvo, kad, man atrodo, visi ratelyje šoko kažką ir panašiai. Po mankštos buvo pusryčiai, mes valgėm sausus pusryčius su pienu ir bandelės ir obuolius. Po dienos pristatymo buvo paskaita. Kažkoks vyriškis, dabar nepamenu jo vardo, pasakojo apie neįgalius žmonės. Neįgalus ir sveiki žmonės yra lygiai tas pats. Taip pat kalbėjo apie neįgalių žmonių olimpinės žaidynės. Buvo kavos pertraukėlė. Nepamenu, ką darėm, bet man atrodo šiaip pačilinom. Po kavos pertraukėlės buvo antroji paskaita, kurią vedė vaikinas su riestais usiukais. Ta prasme, pas jį čia buvo usiukai tokie riesti. Ir jis buvo žiauriai cool. Pamenu, kad jis kalbėjo apie tokius dalykus kaip atradimas save, apie laimę, kaip stalas stovi geriausiai ant 48 kojų, apie kūrybą ir kuo tu nori būti ir kas tu esi. Po tos paskaitos buvo pietus, nepamenu, ką reikėjo valgyti, bet mes, man atrodo, neėjom valgyti, mes buvom maištaujančios. Po pietų buvo pirmoji darbo grupė. Tuo metu buvo paskirstytos kitos grupės, kuriuose mes ėjom ir darėm tam tikrus dalykus. Mano pirmoji grupė buvo pas Paškino ir Kamilę. Jie mums pasakojo apie viešąjį kalbėjimą. Apie 1,5 valandą tiesiog kalbėjomės, diskutavom, ką reikia pasakyti per viešąjį kalbėjimą, kaip reikia kalbėti. Gavom tam tikras temas, apie kurias turėjom pakalbėti viešai. Kavos pertraukėlė, kas buvo, nepamenu vėl kas, bet buvo labai trumpa. Ir tada buvo darbas grupėse. Antrąjį kartą mums vedė Goda. Goda man pasirodė pats šilčiausias žmogus, kokį aš mačiau per visą tą renginį. Vedė kaip ir tokią mini paskaitėlę apie savanorystę, apie lyderystę. Kaip kiekvienas mes gavom po porą, tiesiog antrą žmogelį, tai buvo dažniausiai mergina ir vaikinas. Ir mes buvom visiškai nepažįstami, mums davė ten, tarkim, kokias 5 minutės susipažinti. Ir mes turėjom visiems pristatyti maždaug po biškutį apie tą žmogų, ką sužinojom per tas 5 minutės. Ir tas buvo žiauriai fainiai, iš tikrųjų buvo labai awkward. Po darbo grupėse buvo vakarienė ir aš vėl nepamenu, ką mes veikėm per vakarienę, nes visi visą laiką eidavo valgyti, o mes nelabai valgėm. Po vakarienės buvo paskaita, kurią vedė viena Lizdeikos auklėtoja, dabar nepamenu jos vardo ir pavardės. Tokia šiuolaikiška, jaunatviška
ta mokytoja atnešė visą tokį pozityvą į mus ir energiją. Ten buvo tiesiog tokie kaip žaidimai, dar buvo vaidybos kažkiek. Aš nelabai pamenu, nes nelabai buvau įsitraukusi tą dalyką. Po to vyko kaip ir nuvykimas į socializacijos vietą ir turėjo vykti socializacija. Tai mes turėjom vykti į kitą pastatą ir tame kitame pastate turėjo būti šokiai, bet vis dėlto šokiai buvo mūsų mokykloje. Aš jums galiu pasakyti, aš išrėkiau visą save, buvo didžėjus, aš rėkiau garsiau negu buvo jo muzika. Po 12 jau buvo miegas, antrąją naktį buvo jau net nerekomenduojama miegoti. Iš pradžių mes žaidėm Pitch Perfect, žaidimas, kuriame buvo tiesiog būreliai. Nu žodžiu, nemoku paaiškinti. Po Pitch Perfect buvo žaidimas bučiuoklis. Šitas žaidimas yra labai kietas, bet aš jame nedalyvavau. Kodėl aš jame nedalyvavau? Mano ūgis yra 1,50 m. Tiesiog ten yra labai agresyvus žaidimas, kuriame turi pabučiuoti. Ten plyšo maikės ir panašiai. Ir apie 2 valandą mes grįžom į savo kabinetus. Ir buvo kas norėjo, tas miegojo, kas norėjo, tas šiaip buvo. Ir tada apie 3 valandą visi išėjo, kas buvo atėję pas mumis, kas buvo iš mano grupės, tie nuėjo miegoti, pasilikau ir visą naktį nemiegojau. Mes vienas kitam ant rankų piešiam tatuiruotės. Sekmadienio rytą, kai renginys jau turėjo baigtis, buvo labai liūdna. Anastasija, Benita, Denas, Emilija, Fausta, aš, Ieva, Matas, Neringa, Rugilė, Vakarė ir Žaneta. Noriu pasakyti jums visiems, kad aš nuoširdžiai dėkoju, kad jūs buvote. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi jums patiko. Nepamirškit paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Sveiki! Šiandien paskutinė forumo diena. Taip, mes esame su Vakarė geriausios koordinatorės. O mes šiaip labai fainas, Margiškos miestelė. Jo, su Gabi faina. Taip, žiauriai faina. Talpau. Žodžiu, įpilkit alaus. Įpilk alaus. Šiandien geriau. Mes šiandien. Ačiū. Ačiū labai.